Tai kalbant apie tokį, sakyčiau, pastarųjų gal 10 metų tą visą savitumą, tai man atrodo, kad dar prieš tokius gerus gal 7-8 metus, tai tokiai, sakyčiau, 30-mečių šiuolaikinių Lietuvos menininkų kartai buvo gal svarbiausia tas toks vietos tapatybės aspektas, tai baltiškumas. Nebūtinai vien lietuviškumas, bet toks suvokimas savęs būtent šitam 3 daugiausia Baltijos šalių kontekste ir bandymas suvokti, kas yra ta būtent Baltijos kažkokia vietos dvasia, ką padarė vėlgi tas pats sovietmetis čia, ką jis paliko ir kas jau su tuo galima padaryti. Ir man atrodo, kad tai ir buvo suvokiama kaip toks potencialus kažkoks tai savitumas, ant kurio, taip metaforiškai kalbant, galima būtų išvažiuoti į platesnius vandenis. Ir man atrodo, kad paskutinis galbūt toks blyksnis to savitumo, tai galbūt buvo pernykštė Liškevičiaus paroda Venecijos bienalėje, reiškia ta paskutinio jo muziejaus inkarnacija, kur dar galima buvo pastebėti tą tokį norą kalbėti apie tai, ką mes vis dėlto per bagažą turime čia ir kaip mums su juo tvarkytis tiek filosofiškai, tiek psichologiškai, tiek ir materialiai. Kur dėti visus tos artefaktus, kurie yra ir lietuviškai, bet tuo pačiu ir kažkokie keistai tokie svetimi. Mes tarsi nelabai norime su jais tapatintis, bet nelabai daug ką kito turim, ką norėtume kažkaip tai pristatyti kaip savo tokį svarbiausią bruožą, nes kitaip mes turėtume gal kažkur tai, nežinau, lysti į tarpukarį, ko jauniems menininkams turbūt ne per labiausiai norisi. Bet tai atsimeni, kad Latvija ir Estai rodė iš tarybinių laikų apie savo tą praeitį. Taip. Būtent ir tas gal ir ryšasi baltiškumas. Jo, tai tas, man atrodo, ir yra kažkoks keistas baltiškumas, kur net imant kažką iš sovietmečio arba iš tokio postsovietmečio, buvo akcentuojamas būtent tas 3 Baltijos šalių išskirtinumas tam pačiam Sovietijos visame kontekste, kur tarsi mes ten buvome, bet tuo pačiu ir nebuvome. Buvo ta tokia, tai kas dažnai vadinama ta dviguba sąmonė. Mes lik ir formaliai patenkinam tos visus reikalavimus, bet kažkur giliai slepiame tą kažkokį tokį dar kitą tapatybės kampą, kuris lik ir leido išsaugoti tą tokį suvokimą arba viltį, kad mes vis dėlto galime būti ir už to ribų, kad mes galime nebūti suvokiami pasaulyje vien tik tai kaip Sovietų sąjungos, reiškia, vakarai. Tai šiandien aš matau, kad yra 2 tokie galbūt stambus reiškiniai. Vienas dalykas yra menininkai, kurie visiškai, sakykime, atsisako tapatintis apskritai su bet kokiu vietiškumu, ar tai būtų lietuviškumas, ar tai būtų baltiškumas, ar postsovietinis kažkoks tai diskursas, o jie tiesiog labai natūraliai integravosi į tokį šiuolaikinio meno metropolių tinklą, nes jie pagyveno, sakykime, kur nors Berlyne, Niujorke, Londone, Paryžiuje, dar kur nors, ir žodžiu, jiems faktiškai ta vieta jau yra toks visai nebeaktualus ir atgyvenęs dalykas. Jie gali, kad ir gyventi, pavyzdžiui, Lietuvoje, bet tuo pačiu plaukioti visą laiką kažkokiam tam tokiam tarptautiniam vandenyne. Ir jiems absoliučiai nebesvarbu yra, kur jie yra, ir jų temos nėra jau tokios pririštos prie kažkokių materialių fizinių vietos savybių arba kažkokių tai vietos tokių mitologijų. O kitas toks srautas, kurį irgi pastebėjau galbūt ypač per pastaruosius metus arba porą metų, tai yra pati jauniausia galbūt karta, ką tik atėjusių, sakykime, autorių į tą, reiškia, šiuolaikinio meno sritį, tokia 20-mečių galbūt jau ta karta, kurie jau pradeda atradinėti tą postsovietinį palikimą iš naujo. Nes jie, ko gero, jau tokių tiesioginių prisiminimų neturi, jie negali su to tapatintis per savo kažkokią tokią tiesioginę patirtį asmeninę, tai jiems belieka tik tai traktuoti visą tai viena vertus galbūt archeologiškai, kita vertus šiek tiek egzotiškai, ar ne? Jie tarsi gimė į tokį vos ne
interneto amžių, kur jie yra apsupti nuolat kažkokios informacijos, kuri ateina visiškai iš bet kur. Ir tarsi galėtų jie tame ir gyventi, bet staiga, jeigu išeina iš namų, ar ne, jie aplink save mato kažkokį keistą tą tokį iškasenų pasaulį, su kurio irgi jiems nelabai aišku yra ką daryti, nes jie jau to nebeprisimena ir jie gali pasikliauti tik tai arba prisiminimais kažkokių vyresnių savo draugų, arba tėvų, arba giminių, arba traktuoti tai visiškai kaip kažkokį daiktą, kaip sakiau, kaip turbūt elgėsi archeologai, ne, tu kažką randi, tu nežinai, kokia buvo to daikto pirminė funkcija, tu nežinai, ką su juo darė, reiškia, jo naudotojai, tu nežinai, kas jie buvo, kaip jie gyveno ir tu turi faktiškai visą tai kažkaip tai įsivaizduoti iš naujo, tu turi išrasti vėl tą daiktą savo pačiam, reiškia, asmeniškai visiškai naujai. Tai vat man labai kažkaip matosi pastaruoju metu, kad tie 20-mečiai, jie labai aktyviai pradeda domėtis, pavyzdžiui, Lietuvos tą visą periferiją, kur, aišku, tie sovietmečio reliktai dar labiau yra užsilaikę, kur, reiškia, kai kuriuose vietovėse žmonės vis dar galbūt net ir gyvena pagal tuos kažkokius senus tokius įpročius ir papročius. Ir jie, na, sakyčiau, pasirenka tokį etnografinį galbūt metodą, bet jis man šiek tiek atrodo, reiškia, etnografinis tokia kolonijinė prasme, tarsi tai būtų tokia 19 amžiaus etnografija, kai tu suvoki, reiškia, tą egzotinį kontekstą kaip tokį, na, šiek tiek mažiau privilegijuotą negu tu pats, ar ne, nes tu pats turi, reiškia, va, tas visas naujausias tarptautinės žinias ir staiga tu patenki į kažkokią vietą, kur žmonės gyvena tokiam gete arba kažkokiam kultūriniam istoriniam rezervate ir tu pradedi juos tyrinėti. Ir tu pradedi jų tą būtent gyvenseną traktuoti kaip kažkokią tokį keistą, užsilikusi būtent tą tokį praėjusių epochų aidą. Kyla toks šiek tiek kognityvinis galbūt disonansas, arba kitaip tariant, aš šiek tiek, na, jaučiu kažkokią problemą asmeninę su būtent tuo tokiu keistų traktavimu to praeities, reiškia, palikimo, kuomet jis atrodo yra visiškai nuprobleminamas. Kai jis yra įmamas suvokti kaip tiesiog toks zoologijos sodas arba kažkoks, tai reiškia, atrakcionų parkas, kur tu tiesiog atvažiuoji ir tai yra viena vertus labai, reiškia, tau yra smalsu, kita vertus tau yra galbūt šiek tiek tai net ir juokinga, ne? Ir tie jų tyrinėjimai, man atrodo, kartais yra ne tiek, reiškia, bandymas kažkaip tai iš tiesų išsiaiškinti, kuo tie žmonės vis dar gyvena ir kaip, sakykime, su jais užmegzti kažkokį dialogą, kaip galų gale jos galbūt integruoti į tą tokį, na, šiuolaikinio pasaulio, reiškia, greičio tą Lietuvos gyvenimą, ne? Jie vis dėlto labiau galbūt palaiko tą tokį nelygiavertį, reiškia, tokį disbalansuotą kažkokį ryšį, bandydami būtent iš savo tokio didmiesčio gyventojų pozicijos pateikti tuos žmonės būtent kaip tą tokį keistą čiabuvių tyrinėjimo lauką, ar ne? Tarsi, irgi, kaip aš buvau užsiminęs, kaip 19 amžiuje, kažkaip nors europiečiai antropologai atkeliaudavo kur nors į Afriką ir traktuodavo faktiškai tos čiabuvius kaip tokius, na, gamtos vaikus, kurie nelabai ką ir supranta. Galime dažnai pamatyti, kaip ta postsovietinė medžiaga, būtent 20-mečiai, yra perkuriama ir kartais manipuliuojama būtent tokiu būdu, kad jis pasidaro patrauklus užsieniui, ypač vakariečiams, ne? Pavyzdžiui, mes dabar galime internete rasti nemažai tokių tinklaraščių arba tinklapių, kurie visiškai, žodžiu, važiuoja ant to tokio suegzotinimo, būtent visko, kas yra susijęs su rytų bloku. Ir jie paverčia tai, reiškia, labai gerai perkamais fotografiniais projektais, ypač mados projektais. Pavyzdžiui, galim pamatyti, kaip dabar kokiai nors Prancūzijoje arba toje pačioje Didžiojoje Britanijoje, ant kiek madingi yra, reiškia, visokiausi elementai, kurie ateina iš, pavyzdžiui, 90-ųjų ten pradžios, tokios, reiškia, posovietinių bachūrų kultūros, ar ne, ten visi treningai ir taip toliau, staiga vakaruose 2016 metais tai tampa aukštos mados kažkokių elementų.
Ir man atrodo, kad tame kritiškumo yra iš tiesų nedaug, o daugiau yra būtent to tokio manipuliacinio santykio, kad mes tai gerai žinom, kas tai yra ir iš kur tai ateina, bet, reiškia, vakariečiai mes visada tai galime prakišti kaip kažkokį dar vieną tokį, reiškia, saldainį akims arba kažkokį vėl tokį vartojimo objektą. Tai apskritai galėčiau pasakyti turbūt, kad per pastaruosius 10 metų daugiausia turbūt domėjausi būtent technologinių menų ir aišku viskas prasidėjo pirmiausia nuo medijų meno, kuris Lietuvoje sukosi daugiausia apie urbanus ir jų, sakykime, kontaktus tiek su vakarų Europą, tiek ypač su Baltijos šalim ir Skandinavijos šalim. Tai tuo metu mane labai sužavėjo tai, kad tai buvo labai aktyvistinis menas. Ta prasme, buvo technologijos naudojamos ne vardan pačių technologijų naudojimo. Ne? Tai nebuvo kažkoks tai technofetišizmas, kur tiesiog pagaliau mes turim, reiškia, tokius prietaisus, tai dabar kaip nors juos panaudojame. Tai buvo, man atrodo, labai aiškus suvokimas, koks yra tikslas, ką norima pasiekti ir ką norima pasiekti pirmiausia kažkokiai socialiniai ir politiniai plotmiai ir kaip tam galima panaudoti tokius, reiškia, technologinius tinklus, įvairias, reiškia, naujas priemonės, medijas ir taip toliau. Ir man atrodo, kad po 2090 vėlgi šito dalyko nebeliko. Nors technologijos ir toliau, aišku, menininkų yra naudojamos, bet man atrodo, tas naudojimas visiškai radikaliai pasikeitė būtent savo formą ir savo kažkokiais principais. Nes, man atrodo, šiandien vėlgi yra dvi tokios stovyklos, kaip tos technologijos yra tokios jaunesnės kartos šiuolaikinių Lietuvos menininkų naudojimas. Vieni visiškai nuėjo į tokį amatiškumą, sakyčiau, kur jie naudoja labai pažangias technologijas, pavyzdžiui, virtualios realybės, visokias aplinkas ir taip toliau, naudoja išimtinai beveik, reiškia, tokiems taikomiesiems tikslams. Pavyzdžiui, kūrė kokias nors vizualizacijas arba interaktyvias aplinkas verslo mūgiams, šiaip, reiškia, konstruoja kažkokius tokius daiktus arba prietaisus, kurie labiau skirti konkretiems tokiems, reiškia, funkciniams pritaikymams. Arba, žodžiu, visiškai nuėjo kur nors į dizainą. O kita srovė, reiškia, kita stovykla yra menininkai, kurie pradėjo naudoti, reiškia, tas technologijas ir pirmiausia interneto technologijas. Taip tarsi jie būtų beveik, reiškia, deideologizuoti kaip autoriai, ne? Jie kažkaip niekada nedeklaruoja savo politinių tikslų. Jie nesako, pavyzdžiui, kad mes norime kažkaip, ten, sakykime, kaip urbanai ten kažkas sakydavo, norime technologijų pagalbą kovoti už, reiškia, viešos erdvės išsaugojimą, ne? Arba už kažkokį demokratiškesnę visuomenę ir taip toliau. Jie tiesiog sako, kad mes šiandien turime tokią situaciją, kad technologijos yra įaugusios visiškai visur ir tos technologijos yra mums labiausiai turbūt matoma kapitalo ir kapitalistinės sistemos išraiška, ne? Tai mes negalime su to faktiškai nieko padaryti, mes galime tą tik tai kažkaip atspindėti savo mene. Mes nesakysime, kad mes darysime revoliuciją, mes nesakysime, kad mes kažkaip tai bandysime likti už tos sistemos ribų, mes tiesiog į tą sistemą maksimaliai įsijausime, maksimaliai įsigyvensime ir dar labiau bandysime ją pagreitinti. Ne? Vat yra toks dabar, pavyzdžiui, tokia filosofinė ir meninė, būtent, reiškia, ideologinė tokia srovė, kuri vadinasi akceleracionizmas, kurio būtent yra principas toks, kad jeigu tu nori sugriauti kapitalistinę sistemą, tu turi, reiškia, maksimaliai patenkinti jos lūkesčius ir dar jos viršyti. Ir kuo labiau tu ją greitinsi, tuo labiau jį perkais ir pati save, reiškia, sugriaus jo. Tai vat jų, sakykime, mene, kuris naudoja tam tikras virtualias kažkokias formas technologinės, galima pastebėti, kad jie visiškai kitaip traktuoja tą turinį technologijų. Ne? Jeigu, pavyzdžiui, tas klasikinis, sakyčiau, 2001 dešimtmečio medijų menas technologijas pasitelkia tam, kad
kurtų kažkokį savo originalų alternatyvų turinį, tai dabar mes galime pamatyti, kad, reiškia, tie vadinamieji tokie post-interneto kartos menininkai, jie traktuoja internetą ir apskritai tą technologinį visą pasaulį kaip tokia, galima sakyti, na, tokį didžiulį sąvartyną, kuriame yra jau tiek daug visko, kad visiškai nebėra jokios prasmės kurti kažkokių, tai reiškia, autentiškų turinių, ne? Nes jau viskas ten yra ir tau belieka visai, kažkaip aš neseniai apie tai pagalvojau, kad galima tai galbūt pavadinti tokiu naujoju kažkokiu šiukšlių menu, ar ne? Buvo kažkada tokia srovė, reiškia, trash art, kur menininkai kurdavo, sakykime, skulptūras arba kokį nors ten žemės meną iš rastų kažkokių, reiškia, tokių atliekų. Tai dabar, man atrodo, interneto tam tikros atliekos, kurios jau visiškai nebeaišku, kieno sukurtos, kieno numestos, kieno, reiškia, perdirbtos, jos būtent yra naudojamos tam naujam kažkokiam šiukšlių menui, kur menininkai juos perdirba, iš jų kūrė kažkokius savo turinius, bet vėlgi tų turinių atžvilgių jie visiškai nebeišreiškia kažkokios pozicijos. Ir man atrodo, kad kai reiškia, internetas tapo tuo, kas yra visur, tai kas, reiškia, visiškai perveria absoliučiai visą mūsų gyvenimo erdvę, tuomet, reiškia, medijų menininkai kaip ir neteko savo tokio privilegijuoto, reiškia, vos nežinai, techno šamanų statusą. Nes iš tiesų aš pamenu, kai pirmą kartą aš apsilankiau toj stambioj medijų meno konferencijoje Vilniuje 2004 metais, reiškia, RAM 6 Urbano inicijuotojai. Tai tikrai atrodė, kad tie, kurie atvažiavo ypač iš vakarų Europos arba iš Amerikos, reiškia, medijų teoretikai ir aktyvistai, tai atrodo, jie tikrai yra tokie šamanai, kurie pusiau kažkokie ezoterikai, pusiau kažkokie keistų tokių naujų dalykų inžinieriai, ne? Ir jie irgi netgi patys labai mėgo tuo metu užsiminėti tokiom kažkokiom keistom ateities pranašystėm, kad, reiškia, tuoj mes visi tapsime tokiais, reiškia, savo gyvenimų valdytojais, nes mums tą leis padaryti technologijos, ne? Mes visi susijungsime į kažkokį demokratinį tinklą, ten rinksime ten savo valdžią, jį mus tiesiogiai atstovaus ir taip toliau. Praėjo 10 metų, ar mes tai matome, ko gero nelabai, ar ne? Tai, reiškia, tas šamanizmas, jis pasirodo tokio, na, kažkokio labai riboto galiojimo. Aš netgi tai esu kažkur pavadinęs, reiškia, ateitim su pasibaigusiu galiojimo data. Kai kur buvo, sakykime, stiprus tokie medijų meno centrai, tai tas natūraliai galbūt evoliucionavo į, sakykime, biomeną, į robotiką, į dar kažką. Lietuvoje tas centras niekada kažkaip nesusiformavo, nes Urbonai išvažiavo ir sakykime, nepaliko kažkokios stabilios infrastruktūros, institucijos, tinklo žmonių galbūt. Visi tiesiog grįžo prie savo veiklų, kažkas ten, sakykime, toliau pradėjo kurti garso meną, kažkas pradėjo toliau, reiškia, kurti video meną, kažkas kiną, kažkas išėjo visiškai konceptualias praktikas, o kažkas, sakykime, iš vis pasitraukė iš meno lauko. Ir mes matome, kad čia kažkaip tos evoliucijos neįvyko. Tiesiog kažkaip tas visas aktyvizmas dingo, o jo vietą užėmė tai, kas ir dabar valdo, kaip sakiau, visuose meno centruose. Mes galime pamatyti faktiškai tas pačias estetikas ir tas pačias išraiškos priemonės, kurios naudojamos kur nors New York'e, galim pamatyti ir čia, kur nors Vartų galerijoje arba ŠMC ir panašiai. Tai, žodžiu, tas labai įdomus dalykas, kad tam tikras pažadas, kuris lyg ir buvo ir sklandė ore, jis kažkaip savęs nepateisino ir tiesiog užleido vietą labiau tokiems, galbūt kažkiek tai madingiams dalykams, kurie dabar yra ant bangos, irgi nelabai aišku, kiek jie, sakykime, laikysis, bet galima bent jau konstatuotis, kad bent kažkiek tai kažkokių lygmenių Lietuva tam tikroji, galbūt siauroji šiuolaikinio meno nišai, bet visgi visiškai, sakyčiau, pilnai sinchronizavosi su tarptautiniais procesais, apie ką šiaip jau visi svajojo gal 10 metų. Ir šiandien matome, kad tikrai kai kurie menininkai, pavyzdžiui, tie patys Paco Harber, reiškia, Ugnius Gelguda ir Neringa Černiauskaitė. Prasme, kai jie dalyvauja kur nors užsienį parodoje, tikrai niekas negalėtų pasakyti, kad jie yra iš kažkokios, tai reiškia, šiek tiek vėluojančios
šalies. Ne? Jie visiškai tam pačiam lygmenį naudoja tą patį žodyną ir tą patį instrumentariumą.